Gerai, Mariau, pakalbam apie pamatų hidroizoliaciją. Labai svarbu. Labai svarbus dalykas. Vienas iš esminių, nes po to ir tinkas krenta. Ypač akmenukai, jeigu blogai padarai. Ne tik tai jie. Viskas, kas yra, vos net, kas yra virš žemės iki cokolinio profilio, gali būti, tas viskas kenčia. Taip. Kas čia yra? Bituminė vieno komponento hidroizoliacija. Bituminė. Taip. Tai vadinasi, prie jos nelabai kas paskui ir kimba. Taip. Tada kaip man užlipinti polistirolą? Polistireninį putplastį. Nuo iki. Pradėti. Jeigu pas tave nėra padaryta hidroizoliacija. Nėra, pamatas nuogas. Pirmas sluoksnis yra skiedžiamas vienas prie vieno su vandeniu ir nutepama šepečiu. Tam, kad įsigertų kaip gruntinis sluoksnis. Paskui mes einame su šukomis, tepam ant fasado. Mums reikėtų apie 4 mm kažkur tai pasiekti. 4 mm storį. Tai tada geriausia dar ir kryžmai ant ekspreso, estrudo ir tuo pačiu produktu. Ir hidroizoliuojam kaip gruntinis sluoksnis ir kaip klijai funkcionuoja. Mes turime slėgiminius vandenius, gali būti. Gali būti iš vis namas realiai baloj ir gali būti visiškai sausa. Tai vad nuo to ir priklauso, kiek reikia tepti tos hidroizoliacijos. Šitas slėgiminiam vandeniui arba didžiausiai apkrovai netinka vien komponentis. Reikia imti 2 komponentų. Bet funkcijos jų yra tokios pačios. Gruntuojam, tepam sluoksnį. Nes daugelis įsivaizduoja, kad nutepti šepečių ir užtenka. Ne. Yra dar kaip daroma. Gruntuojama čia būtinai. O paskui tuo pačiu šepečiu kabinam, ir tik tai išmozuojam. Kaip ir užtenka, jeigu tai būtų, tarkime, tikrai sausa, absoliučiai. Jeigu padaryti. Absoliučiai, jeigu sausa, taip. Bet jeigu šiek tiek yra visgi tos drėgmės, neužteks. Nes tepant šlapę sluoksnį, kai džiūna, jis truputį traukės. Ir neužteks. Bet poros milimetrų yra sakoma, kad per mažai kaip hidroizoliacijai. Per mažai. Tada reikia dar pakartoti kitą kartą. Tai kai mes įsivaizduojam, kad mes klijuosime su bituminiais klijais polistireną, o pas mus pamatas, tai pavyzdžiui, ir skirtumas koksai didžiulis, tai tarkim iki centimetro, tai kaip mes galėsim užklijuoti ant šukų? Tai vadinasi, kažkur priklijuosim pilną, jau kažkur kabės. Reikia išsilyginti pamatą. Tai aš rekomenduoju geriau imti cementinį mišinį, išsilyginti pamatą, o tada drąsiai klijuojame hidroizoliaciją. Tai yra geriausias variantas. Tai tada kiti, aišku, kad su šitų netepsim, nes čia 3 operacijos, panašiai mes ant kleksų tik tai priklijuosime ir viskas. Bet izoliacija mūsų tai kaip ir nebėra. Kaip daro hidroizoliacija? Taip. Taip, ar ant pamato reikia tepti ant betono, cemento? Taip. Klausimas, man toks skamba pas mane. Ne ant betono, ne ant cemento, ant gruntuoto. Turi būti prieš tai gruntuotas viens prie vieno. Ir paskui tik tai einam tepam su šukom. Ir mane sakau, klausia, ar ant to pačio pamato nugruntuoto, ar geriau prilipinam su paprastais klijais prie pamatų plokštės ir ant viršaus, ant plokščių užtepam šitą hidroizoliaciją? A ne? Taip. O paplokštė per betoną drėgmė nekils? Čia tepamas grinai ant pamatų. Taip, negali būti jis iškeltas į lauką, nes jis bijo UV, iš jo nieko neliks. Ir įsivaizduok, Edvinai, kad tu nori absoliučiai uždaryti bet kokį patekimą į pamatą, į betoną, kad neliptų drėgmė į viršų. Tai reikia, vadinasi, kuo padaryti visišką sandarumą, absoliučiai. Tai tikrai bus geriausia prasilyginti pradžiai pamatą, tada tepame mes gruntinis sluoksnį, su šukomis taip, ant lapo taip, pridėjom XPS minių. Būtent estrudinį, taip, nes jeigu mes imsim paprastą šimtinį ar kažkas ten tokio, jis yra geriantis. Tada jį reikės papildomai vis tiek visą nutepti. Va su šitą mąstyk. Tai kaip klausimas ir teisingas skamba, tai reiškia ir tenai, ir jeigu dėsi EPS standartinį, EPS 100, EPS 80, tada ir viršų nutepk. Taip, būtinai. Ir bus ar armuota, ar nearmuota, vis tiek reikia viską pilnai padengti. Kokie išėgai jau yra? Tai turbūt apie 4 kg į kvadratą, 6 gal. Nes jeigu mes dedam 6 kg, mes turėsime apie 4 mm storio. Va, tai yra optimalu. 6 kg, tai tau kibirų užtenka 5 kvadratų.
Jeigu pamatas aukštis 60. Supranti, kad išvažiuos daug. Bet tai mes turim jau gerą hidroizoliaciją, o ne hidroizoliacijos imitaciją.